Vakar skrydis vėlavo į Reginą kažkur apie valandą, 5 minučių gal. Tai atskirdavo 1 valandą nakties. Uberis atvežė iki Airbnb, pernakvojo. Na ir šiandien pasiimsiu ūkininkas mane. Blet, biškį bijau, kaip per kokį darbo interviu. Belie kiek šiaip čia sniego daug yra. 1400 km berods nuo Vancouverio. Bet o taip skiriasi klimatas stipriai. Tai va. Einu dabar iki Cabela's Bass Pro Shop. There's gonna be a lot of fishing gear out there. And yeah, I'm gonna buy something probably. See you guys probably when I'm gonna go in the Miles car. Drive straight to the tavern and drink a disgusting amount. Spin my pistol and baby you better watch out. 'Cause wherever it points I'm coming to your town. Labas rytas, šiandien turime -8, daug šilčiau negu vakar buvo -3 su vėjo. Tai laukiu savo Uberio, ūkininko, gal mane paims nuo chatos. Nežinau, ką šiandien veiksim. Sakė, kiek nuo penktadienio pradėsim kažką krapštytis, dirbti. Tai gal ir dirbsiu jau šiandien. Хуй знает, žinai. Хуй знает, iš tikrųjų. Čia dirbsi ar čia ką darysi. Gražus oras, na. Aprodys gal ūkį, sakė, varysim iki laukų dar, apžiūrėsim laukus, kur kas kaip, na, kokią sėklą naudos, kuria čia ir panašiai. Mano chatulį. Priduot grūdų. God dang it. This is long. That's what she said. I ain't never gonna make it back home. He's got a video camera to make sure you're doing your job. Turn it up. It's not loud enough. Turn it up. That's a hella neat. Let's jump back in the truck. We'll jump back in. Tai pridavėm grūdus. Durum. Tai žodžiu, durumas yra kaip kviečiai. Wheat. Nežinau, čia gal kažkokia kitokia rūšis ar kažkas tokio, bet jo, taip jau čia yra. Dabar varysim namo ir sakė, kad šiandien Milesas man turi kažkokių darbų su traktorium, kažkokį šieną pergrot ar dar kažką, tai pažiūrėsim, ką parodys. Oh, Daddy. Oh, those oranges? Alright. Oh, and the header. So it's about 15 meters? Yeah, it should be about 15 meters. Oh, this one hella brand new, right? Wow.
Looks nice. Tai čia viena iš kitos dalies fermos. Čia yra garažai. Nu, pora garažų. Tai vienas trakas ten yra. Čia pora binų. 2 mažesni. O 4 dideli. Tai kanadiečiai visi neturi duobės, kaip mes Lietuvoje turim. Visi naudoja va tokius reilus. Tai čia vadina jie kviečius durum. Truputį mažesni negu grūdai, sakyčiau. Prikrovėm pilną, pastatom čia ir varam pietauti. Yeah, so now I'm filming the second episode of Farm. Yeah, you know? Yeah, this one's huge. Big D, huh? Su Devu keičiam ventilius. Darbė baigta. Rytoj varysiu pas Deviną į kiemą, į garažą. Jis ten turi tą mėlyną Chevy, kurį tvarko. Tai rytoj vis tiek prie planų neturiu. Tai varysiu lėtas vėjas. Tai varysiu pažiūrėti, kaip jiems sekasi tvarkyti. Ei, labas rytas. Taigi, šiandien yra sekmadienis. Yra 11 valandų. 11 valandų yra. Ir nuo 1 valandos atvaro pasiimt Mansas. Varysim padirbėti šiandien. Tai jau šiandien varysim dirbti. Beje, šiandien turime sekmadienį, o šalia manęs yra kaip bažnyčia čionais. Tai pažiūrėkit, kiek mašinų. Mama, jeigu žiūri, geriu vitaminus. Šiandien turime 10 laipsnių šilumos, o dar tik 11-12 valandų ryto. Tai šiandien berods 15 bus, o ateinančią savaitę tobulas oras iki 20 ar 18. Ar jūs galit patikėti, kai Lietuvoje sninga beveik. O čia tokioj dykynėj šitiek laipsnių. Wow! Trees, that's long little I know. An educated mind of a 13-year-old. Like your catfish packing, you serve it on a platter. You like the truth, I reckon. You serve it on a platter. My heart was just for breaking. I served it on a platter. The truth is for the taking. The truth is for the taking. Serve it up. Serve it up. Kitchen sink, beef
Taigi šiandien yra sekmadienis, kroviau šieną iš vieno barno į kitą. Tai žodžiu, šiandien dirbau prie šieno, tai visas šienuotas, galva šienuota, batai irgi šienuoti. Reikia įsipurtyti dabar batus. Šiandien dar susipažinau su ūkininkų sūnum vardu Kaulu. C-O-L-E, Kaulu. Tai kietas bičiukas. Rytoj darbuosimės prie sijalkos dar. Reikia pakeisti visus ratų ventilius į metalinius, nes beveik visi leidžia. Labas rytas, truputį užtinęs. Nacha atrodo šiaip. Nors laiku nuėjau miegot, žodžiu, nesmė. Varam šiandien pabaigsim šieną kraut, kurį kroviau vakar iš vienos pastogės į kitą, kad mėšlas pasidarytų. Tai šiandien turime naują traktorių, Fordą, su kabina jau, daug didesnis lauderis priekinis ir šiandien su kaušu, su baketu varom. Tai visą tą smulkmę sukrausim tiesiog į kaušą ir bus ramekas. Ir žodžiu, visą šieną vežam ten į tą didelę krūvą. Mauer. Paskutiniai du kaušai. Kaušėtu. Paskutiniai du kaušai, žodžiu. Ir šienas bus išvežtas. Aplinkui visą ūkį teka šita upė, kuri išteka iš ežero. Čia turime Super V priekabaitę. Naujas trakas. Tik 60 000 kilometrų. Čia sėklą miksuos su kažkokio mišiniu šūdu. Ir atidarys šitą bunkerį priekabakiais Super V. Ir į kitą semį pils sėklą, kiek suprantu. Tai turime New Hollandą, generatorių, kur viduje John Deere variklis. Ir jo, paleis šitą, bėgs čia, miksuos per šitą šūdą. Ir bėgs į kitą semį. Freight car steaming down the line to Birmingham. My guitar is the only friend that gives a damn. Running on the borderline. Southbound on a river. Turim kempą, turim plazminį šautuvą, turim svarkę dar. Bus galima išbandyti savo suvirinimo sugebėjimus čionais. Tai va, dirbsiu prie sijalko šiandien, uždėsiu gylio matuoklius kažkokius. O Milesas su Dylanu dirbs prie ogerių ir maišys sėklą. Tai kitą savaitę greičiausiai pradėsim sėti. Laukiu, nesulaukiu iš tikrųjų. Taigi šiandien gaminame spagečius. Turime tokią elektrinę dujinę viryklę. Čia kol įkaisiu, tai baigiu viską žalę suvalgyti. Turime pomidorus. Turime dešrą pjaustytą, čilį, pomidorų, padažų, pastos. Turime majonezų, turime pipirų, turime druskus. Ar bus skanu? Pažiūrėsim. Aliejų naudojame alyvuogių, nes darome jis labai sveikai. Nu, davai, veri greičiau. Weightlessness, no gravity.
We were somewhere in between. I'm a ghost to you, you're a ghost to me. Bird's eye view, St. Louis. Send me back to Caroline. Reina lietus šiandien, biškį praneši, tai matos, kad tikrai ateina. O mes miksuosim šiandien lešių sėklą miksuosim, lentils. Day 2 driving John Deere without a cabin. Fucking lady out there. Vakar keičiau visus gylio keiščius, visus kiekvienos sekcijos. Tai jau šiandien damušinėjom ratus, damušinėjom ratus ir keisim 2 šlangas dar. Which is these ones. Fuck, always keeping it stylish. Šiandien nepadarėm visų ratų dar. Ventilių, žodžiu, trūko. Tai 5 ratai dar tiesiog laukia būtų užmaunami. O dabar pradėsim trytint. Jau trytina Dylanas. Barley. Kas yra? Avižos barley? Nežinau lietuviškai. Karači. Tai čia miežiai. Jo, miežiai greičiausiai. Ir pisa miežius. Tai čia miksuoja, čia pisa per šlangą. Čia miežiai, man atrodo, nežinau. Niekad miežių nekūliau. Good girl. Gavom pagaliau ventilius. Metalinius. Dabar tiesiog reikia pakeisti į didesnę gumelę. Sometimes you gotta pray for a victory. Right on. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these restless nights, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a Benzo. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cup to see through the hate. Sometimes on the road to glory, you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet when I touch the ground. Šiandien padangų nemontuosim jau, nes yra 5. Tuoj namo. Dar beje apie šitą didžiulį. Tai 9700 New Hollandas, 620 arklių. Arklių. Vaderštado Seedhawkas apie 26 metrus. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. When you down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. I'm faced with a lot of different choices these days. Do a rock and roll next account of Blueface. The whole world know my name off a mixtape. I still got the same. Labas rytas, yra ketvirtadienis šiandien. Laikas žiauriai greitai eina, tai net nelabai suprantu kokia diena. Ant tiek gerai gyvenu, kad net nežinau kokia diena. Tai laukiu Devino, kol paims mane į darbą. Truputį vėluojam jau.
kokius po 8-5 jau, bet jis turi savo sūnų dar nuvežti į mokyklą. Tai dėl to. O Dylanas, tai kažkodėl sakė vėlas šiandien. Tai dėl to šiandien liepiu su Devinu. Devinas Dylanas. How fucked up is fucked up, man. You gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. Life done bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. When you done bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. Šiandien tepam visus taškus, ruošiam vis dar sielką. Pacino. And Miles said that last season you didn't use one? Just you wait to listen for the storm. Brian. Hear the difference in the wind. When dark clouds form and start to turn again. Did you take the plants? Do we have pliers? Yeah, to cut the zip. Yeah. Oh, it's stuck with the clip. Oh, Devin, I'm stuck. So probably I'm gonna go get some clamps. Well, you've been steady, building steam like a thunderhead. I got 3 of those. Not so much, not many. Get in position, Dev. I just wait and listen for the storm. You can hear the difference in the wind. You switching gears. When the dark clouds form, start to turn around. Oh, Jesus. Like a formula. Yeah, should I put right here? You broke it? That's why I bring some more. Yesterday I downloaded the Farming Sim 25. Did you? Yeah. 2020? 25. Yeah, 2025. The newest one. Perfecto. Padarėm visas šlangas su Devinu. Tuoj darbo pabaiga jau. Ir grįsim namo. Visai didelis. Belekai didelis ir nahui. 6500 litrų telpa. Pizdės, kad
Пиздец, да. Brand new. 500 valandų tik turi. Tai beveik naujas, kaip matot. Kem 7 ar kem 5 metrų. Nepamenu kiek. Parvasagus uždėjau. Pakeičiau šlangas. Good to go. Because maybe it's Devon, it's daytime right now. Maybe that's why. Did you poop here, Devon? Yeah. Oh, you bad boy. Devinas yra šiknius. Sudėjom visur lempas ir dabar žiūrim kaip ant taškų, ar užtenka laido. Bet pasirodo, rodos užtenka viskas okei. Tai ką, sveiki visi. Šiandien yra penktadienis. Užkabinom vežimą jau ant siejamosios. Dabar varau iki kažkokios vietos, nei pas nežinau kur. Varau kažkokią tvorą nugriaut nachui, po to kažkokią šakas surinkt. Tai žodžiu, traukiam dabar su New Hollandu, sakau, su Fordu dabar traukiam. Mes į objektą. Brown Monster. Jeigu žiūri dabar, tai greičiausiai jo vlogelis išėjęs yra. Jo. O čia tai logika, O čia tai logika vakarėlio. Visą šią savaitę buvo tokį mini darbelį, tai nežinau kaip į vlogą viskas susidės ir kaip viskas atrodys, bet šiaip didumą dirbau prie siejamosios ir prie vežimo, prie karto, kur visa sėkla ir trąšos yra. Žodžiu, nėra laiko parodyti, kaip ką dirbo, nes visi tokie mini darbeliai, kurie užtrunka labai mažai ir nemanau, kad ten jums bus įdomu kažką žiūrėti. Ką, atvažiavome iki spoto. Čia matot, praeitais metais išdegintas plotas žolės buvo. Čia buvo visur aukšta žolė, tokia kaip pelkė. Tai išdegino. Čia buvo, šitą vietą buvo didelis medis. Tai reikėjo šakas surinkti. Tai va, didžiąją dalį jau padariau. Tarp kitko, turime šiandien pietum sumuštinis. Nu jau 3 valgiau, dar 2 liko. Ir kaip tik laukuose bomšpakis aštrus. Dar beje vakar darėm darbus prie purkštuvo, nes naują purkštuvą atvarė. Toks ir naujas, truputį dėvėtas, 600 berods valandų. Padarėm viską, tai pakeitėm ratukus, pakeitėm ten purkštukus, filtrus, bla 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 bla. Šitas dienas buvo gan daug saulės. Tai dabar pavalgiau, šoksiu į lauką vėl daryti darbus. Pažiūrėkit, ką radau. Va tokį į ratus patenka, į padangą.
ir padangėlį sprogsta. Būna paukšt. Jeigu įdomu, koks vėjas, žiauriai vėjuota. Nežinau, ar girdisi, nes specialiai mikrofoną išjungiau, kad pajaustumėt, koks vėjas. Bele kiek dulkių. Per akinis kiaurai neteina. Nu na. Tai ką, surinkom visas šakas ir varom namo. Penktadienis, 4:30. Let's get it. Ką, angliakasys grįžo namo, bet per kelnes kiaurai ėjo tas tie suodžiai visi. Tai ką, naujas Harry Stylas. Ką tik į vidušų pagaliau nusiprausiau savo visą juodimą. Esu gan įdegęs. The fuck is this? Šoku montuoti video. Dabar jau jūs jį greičiausiai žiūrit. Tiek tų žinių. Aš va nežinau, žinai, ar šiandien man jį padaryt tą vlogelį, ar rytoj. Šiandien jaučiu nelabai bus laiko ir nelabai spėsiu po darbo, nes vis tiek laiko užtrunka daug. Tai ką aš čia kalbu, vis tiek šitą į vlogą net nachui net dėsiu.